Universitetinės žinias galima patikrinti ne tik atėjus į egzaminą, bet ir susiruošus steigti įmonę. Vasarį Užupio Respublikoje įsikūrusios gėlių krautuvėlės savininkas, antro kurso studentas Laurynas Vilčinskas, pabrėžia, steigiant įmonę svarbiausia nebijoti gyvenimiškų egzaminų, o jiems tinkamai pasiruošti reikia numatyti keletą svarbių įmonės įkūrimo žingsnių. Svarbi labai yra vieta, nes nuo to viskas priklauso, koks bus gėlių pasirinkimas, kaip prisitaikyti prie klientų. Na, bet be abejo, neturėjom galbūt tokios didelės patirties ir viskas vyko mokantis iš savo klaidų ir tiesiog iš gyvenimo. Tai pagrindinė tokia informacija, susižinoti, kaip gauti gėlių, kokios yra sąlygos, kokios kainos, kad galėtume įsivaizduoti maždaug. Na, tai tokia pagrindinė informacija. Pirmuosius 3 mėnesius gėlių krautuvėlę skaičiavo kiekvieną lankytoją. Savininkas pripažįsta, kurti įmonę sunkmečiu kiek rizikinga, tačiau noras pasivyti svajonę ir ryžtas nugalėjo bet kokias abejones. Mes įvertinom dabartinę galimybę netgi naudos atžvilgių, kad jinai daugiau naudos mums suteiks, negu kad mes būtume atsidarę ekonomikos pakilėjimo laikotarpiu. Nes būtent dabar yra tos visos galimybės ir tam tikros priežastys net palengvinančios mūsų darbą ir tik tai pagerinančios įgautų žinių kokybę. Tai va tas ir lėmė sprendimą mūsų atsidaryti būtent šiuo metu. Pasak gėlių krautuvėlės savininko, įsteigti įmonę ir pradėti veiklą užteko pradinio kapitalo – 10 000 litų. Duris atvėrusi krautuvėlė klientus viliojo partizaninio marketingo triukais, idėjinėmis akcijomis. Būtent pritraukti klientus stengiamės organizuodami įvairias akcijas, tokius kaip partizaninio marketingo elementus panaudoti, nes turim minimalius išteklius, juos reikia optimaliai panaudoti. Taigi organizavome akciją kaip tik vasario 14 dienai, nes mūsų ir tikslas buvo atsidaryti vasario mėnesį prieš Valentino dieną, kad jau galėtume įsikurti, įsitvirtinti, jau mūsų rastų klientai. Taigi suorganizavome akciją, prieš tai dalinome gėles nemokamai tiems, kas žinojo slaptažodį ir norėjome surengti tokį kaip vakarėlį Valentino dienos. Tačiau galbūt neapgalvojame tam tikrų dalykų, nepakankamai tą informaciją paskleidėme ir jisai taip iš dalies ne visai mums pasisekė. Tačiau, mokomės iš savo klaidų. Gėlių verslas vadinamas vienu iš rizikingiausių. Augalai reikalauja daug priežiūros, o kad neprarastų prekinės išvaizdos, patalpose turi būti palaikoma pastovi drėgmė ir temperatūra. Brangiausios yra orchidėjos, lelijos, chrizantemos. Populiariausios, žinoma, išlieka rožės. Gerai. Gėlės kaprizingos, gėlės reikia mylėti. Kiekvieną dieną su jom bendrauti, kiekvieną dieną jas prižiūrėti. Labai jos reikalauja dėmesio iš mūsų ir mes jom daug dėmesio skiriam irgi. Meilė. Pirma priežiūra gėlėm yra meilė. Anot krautuvėlės savininko, gėlių kainos turi atitikti klientų kišenę. Todėl stebima bendra rinkos situacija ir prireikus taikomos nuolaidos. Klientai yra įvairūs. Jaunimas, senjorai, įvairaus amžiaus. Visus mes juos priimam su meile, su šypsena, kad kitą kartą ateitų dar kartą pas mus ir apsipirktų. Poreikiai jų įvairūs ir užsakymai įvairūs. Jie nori užsisakyti ir gėlyčių, mes iš anksto jiem užsakymus priimam ir jiem pateikiam užsakymus visus, atvežam. Jaunasis verslininkas bene didžiausia kliūtimi įvardyja biurokratiją, su kuria teko susidurti. Virš fasadinės sienos, norėdamas iškelti gėlių krautuvėlės logotipą, turėjo gauti daugiau nei pusės gyventojų sutikimą. Kad tai padaryti, mes turime surinkti daugumos gyventojų sutikimus, parašus, tai yra 50% + 1. Ir be abejo, tai buvo gana sunku padaryti, nes po to eigoje, kai pavyko išsiaiškinti, keletas netgi būtų priklauso savivaldybei. Kiti gyventojai galbūt jau, nebegyvena čia, bet kažkodėl jų vardu yra išlikusi nuosavybė. Ir kai pateikėme pirmąjį prašymą, dar jisai be abejo yra svarstomas 20 darbo dienų. Gavome neigiamą atsakymą, nes neužteko tos mūsų surinktų parašų kiekio. Laurynas viliasi, kad sunkmečiu įsteigta gėlių parduotuvėlė daugiausiai pelno duos pavasario vasaros sezonu. O mes linkime, kad ir niūriomis rudens ar žiemos dienomis jaunasis verslininkas nepasiduotų. Juk padarė tai, kam nedaug kas ryžtasi – įgyvendino svajonę.